Prieinant prie sekančių darbų, tai iš esmės liko ganėtinai nedaug man to pamato. Užsibaigti šią atramą, dar truputėlį pamatėlį įsikelti, pasidaryti tokį kaip užėjimą. Irgi ką galėtų man termoperdangos klojinėjas pasiremti, nusiimti tą tiltuką ir užsibaigti tuos galus. Ir tai su pamatais jau būtų seniausiai viskas pabaigta. Kaip ir žiemai buvau palikęs jau nusistovėt pamatus, bet turėjau minčių tokių visai kitokią perdangą dėti. Bet gavosi taip, kad pamačiau kiek įdomesnę, naujesnių technologijų, kas mane labiau žavi iš tikro. Tai priėmiau sprendimą daryti kitokią termoperdangą iš karto su visų apšiltinimu, su viskuo. Tai tenka truputį pamatą paskelti, vietomis atramas pasidaryti. O kas iš tikro daug kainuoja laiko. Jau iki atostogų pat išvykimo buvo taip, kad galvojau perdanga užstovės, bus supilta. Po atostogų grįšiu, galėsiu po biškį jau eiti sienas, jau mūrytis viską, bet tenka jau po atostogų žaisti dar toliau. Daryti atramas, kelti pamatus ir dėlioti perdangą jau. Kimpam į darbus tada. Ko man trūksta, tai iš tikro dar čia yra jau sudėtos toks karkasėlis, dar tokius vertikalius susidėsius stripelius ir kaip ir bus pabaigtas šita vieta. Sumėsiu klojinius ir tiesiog palapkės, ne klojinius ir pilsiu. Vienas per trumpas, reikės gal naują atspjauti. Geriau nepagailėsiu, armatūros biškį daugiau sumesiu. Na ir ką belieka surišti. Eilinį kartą viskas čia labai paprastai, tiesiog iš vienos šiukšlės, antros šiukšlės, trečios, ketvirtos iš papačios šiukšlės, čia šiukšlė, viską iš šiukšlių žodžių susukau. Judinau, atrodo, nepasijudina, viskas kaip ir tvirtai yra, turėtų atlaikyti visą tą betono spaudimą. O dabar eiti betonuoti, žodžiu, po viso betonavimo ir parodysiu jums tą rezultatą, kaip čia kas atrodo. O toliau ir kaip ir sakiau, seks šita visa pertvarėlė. Nusims tas tiltukas, čia užsibaigsiu tą galiaką ir čia. Ir viskas. Ir bus galima viską nusardyti ir dėti perdengimą. Aišku, neišeita be mano feilų. Pats didžiausias feilas įvyko tai iš tenais. Kaip ir silpnai viską susitvirtinau, neparamsčiau. Esmė tokia, prisipildžiau iki viršaus betoną. Nenorėjau imti vibratorius, nes tikrai būtų neatlaikę. Pasiėmiau pagalį, pradėjau kaišioti šį ir išvirto visą plokštę. Didelė dalis betono išbėgo. Teko ant greitųjų vėl viską surinkti. Tada tą betoną dar sveikai gerą sukrautą atgal. Na, aišku, ir dar po to vėl maišytis betoną ir antrų kartų viską užsipildyti, įsilyginti. Viskas buvo palei gulšiuką padaryta, po to viskas, kaip sakant, ant durnios. Viskas iš mano tingėjimo. Ir dabar yra pertvara visa irgi išsibetonuota. Tas galas bus užbaigtas ir reikės kibti prie šito viso galiuko. Darbo nedaug, porai dienų, per porą dienų laisvai pasidarysiu ir pradėsim rinkti tada visą perdangą. Pagaliau baigti antrą kartą pamatai. Dėl ko antrą kartą?
nes realiai viskas buvo skaičiuota sulig blokeliais, kitokia perdanga, bet kai persigalvojau apie visą perdengimą, tai realiai gavosi taip, kad reikėjo dar 12-13 cm pasikelti visą pamatą, kas užtruko iš tikrųjų nemažai laiko, kol plokščių prisirinkau, susipjaučiau, kol įsipyliau betoną. Tai žodžiu, taip gavosi, kaip gavosi, neplanuotai, bet yra kaip yra ir reikės pasidaryti. O dabar dėsim perdengimą, visus tos klojinius. Tai jau, kaip matote, pradėjau rinkti perdengimą visą. Jau pasimėginau prisukti vieną balkę, 10, kad neapsipozorinčiau čia prieš jūs. Tai iš esmės susisukau su palei atstumus laikiklius, dažniausiai naudoja gegniams. Aš panaudosiu balkiui, vienoje kitoje pusėje. Tada vieną kitą kampą prisukau balkiuko ir iš antros pusės reikės dar prisukti tuos pačius laikiklius. Kai visą tai padarysiu, reikės susidėti po porą atramų, kad remtųsi žemę, kad laikytų didesnį svorį, nes ant tų laikiklių, aišku, gali tiek net laikyti, varžtai nutraukinėti viską. O dabar toliau eigoje galiu jums vieną balkiuką parodyti, kaip reikia montuoti. Tai viskas vyksta labai paprastai. Aišku, kai galvoju, eina šį darbą pasidaryti ir vienam pačiam. Nereikia antro žmogaus, nors dažniausiai jau sakytų, man reikia dar vieno žmogus, vienas nepasidarysiu ir panašiai. Principas labai paprastas, kaip uždarausia. Pasiremiu vieną balkę. Čia dėsis vienas galas, kitą galą dėsiu tenais. Pasiremsiu, pasisuksiu vieną kitą varšiuką, o toliau viską susiskrinėsiu iki galo. Vietos čia man ne per daugiausiai susilenkus reikia būti, bet mažiems žmonėms labai gerai būtų. Pasirėmiau, varžtus viską prie savęs pasidedu arčiau. Mėginu dėti. Žiūrėsim, ar ilgį atitaikiau, kad nebūtų kokių nesąmonių dabar. O, ilgis geras. Čia liuks, laikykis. Randu. Šalmo neturiu. Pasiemu suktuką, pasiemu varžtą. Prisikeliu vieną galą, prisisuku varžtą. Opa, einu į kitą galą. Pasiruošiu vėl varžtą. Įkišti dabar reikia normaliai. Tuoj, luktelkit, plaktuko reikia. Čiut per ilgas išpjautas, neįlenda. Tuoj prievartą panaudosiu ir viskas suvys. Aišku, su tokiam prievartam išmontuot bus sunkiau. Kaip čia tam gale, jau beveik liečiasi. Nu, ir laisvumai yra. Praktiškai pasirėmė jau. O kad ir atsirėmė, bus galima varžtų susisukti. Dar pasitikrinu. Gal čiučiu dar. Opa.
Liuks. Ir prisukam varžtus. Ir į kitą pusę. Kaip sakant, ledas šokoladas. Tai tiek naujienų. Viena dalis kaip ir baigta jau yra. Atramos padarytos, paremta, reikės mėginti užsilipti. Pažiūrėti, nors iš esmės be tų kojų turėjo net laikyti mane. Bet betonas ir betonas, jisai sunkesnis dėl viso to saugumo, kad neprisidirbti. Pasiramšiau biškį daugiau. Dar vienas triukas, kaip galima vienam pačiam viską pasidaryti, kai turime štai tokią ertmę, tai iš esmės pasiėmiau skersinuką, pasirėmiau ant vieno galo, kitą galą prisisukau, užsimesiu dar vieną laikiklį, susidėsiu čia laikiklius, kad būtų galimybė iš tikrųjų aukštį pasireguliuoti, kad dar tvirčiau būtų, nors aukštis kaip ir geras, bet matys kaip klojinių susidėsiu. Ir iš pirmo karto tarpbalkių akutę. Tokios naujienos. Latrina house, namai dešios rankos.